Labas vakaras. Sveiki susirinkę į diskusiją pokalbį. Tema – bankininkystė Lietuvoje nuo apšvietos iki modernybės. Tai ir šis renginys yra kultūrinės programos skirtos Lietuvos banko parodai atsivėrimai iš Lietuvos banko dailės rinkinio kultūriniai programai. Tai mūsų pokalbio dalyviai tai yra Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui daktarė Ramunė Šmigelskytė Stukienė, istorikė, Vilniaus universiteto, istorijos fakulteto dėstytoja, mano dėstytoja buvusi, tai profesorė, daktarė Tamara Bairašauskaitė. Ir mano kolega, Lietuvos banko pinigų muziejaus vyresnysis specialistas ir, galim vadinti Lietuvos banko metraštininkas Karolis Tumelis. Tai, pradedant pokalbį reikėtų, šiek tiek filosofiškai pažvelgti, kas tas bankas yra ir kada to banko pradžia. Tai ieško, įvairiai vertina banką. Kas yra bankas? Ar jisai atsirado, kada pradėtos saugoti vertybės įvairios, auksas, ar kada atsirado kreditas? Tai jeigu laikytume, kad atsirado tada, kada skolinimasis atsirado, tai praktiškai ta bankininkystės pradžia yra 3000 metų prieš Kristų senovės Šumere ir senovės Egipte. Bet tokia institucija, kokią dabar mes suvokiame kaip bankas, aišku, šiek tiek primityvesnė, tai tokia institucija atsirado vėlyvaisiais viduramžiais Italijoje. Ir, iš esmės, Renesanso laikotarpiu buvo ištobulintos apskaitos sistemos ir tai galime laikyti modernaus banko pradžia. Tai labai taip sutampa, mes esame renesansiniuose rūmuose ir renesansas kaip ir bankininkystės pradžia. Tai irgi tokia sąsaja įdomi. Ir, su kolega ieškodami tos bankininkystės Lietuvoje, mes, tarpukario istoriografijoje atradome tokį labai drąsų teiginį. 1584 metais Steponas Batoras nori steigti Lietuvos banką. Iš tiesų, teiginys yra stiprus, bet kaip visada būna su tokiais atvejais, nuorodos nėra. Tai mes labai skeptiškai pažvelgėme ir, atradome kažkokius užsiminimus apie ketinimą bajorams susimesti į tam tikrą fondą ir iš to imtis paskolas. Tai to dar nebūtų galima vadinti banku tokiu. Ir, su ta bankininkystė labai įdomu toj Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, kad ji, lyg ir egzistuojanti Europoje, daug madų atėjusių savalaikių ateina į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, o su bankininkystė kažkaip, nėra taip. Tai būtų pirmas klausimas toksai. Ar gali būti, ar reikėjo iš vis bankų abiejų tautų respublikai? Buvo kitų vietų, iš kur gauti tų pinigų, pasiskolinti? Čia, kiek suprantu, man klausimas. Matyt, veikia, girdisi taip. Tai labą vakarą visiems. Iš tiesų, klausimas, tai atsakymas vienareiškimiškas. Žinoma, reikėjo ir žinoma, kad buvo. Tam tikros bankininkystės formos iš tikrųjų egzistavo ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Ir tą, ką jūs pasakėte apie Stepono Batoro laikus,
Tai visiškai nestebina, aš galiu dabar pasakyti dar kitą datą, dar ankstesnę, 1579, kaip sako Lenkijos istoriografija, kad viena iš pirmųjų krikščioniškųjų bankų, arba to vadinama Montes Pietatis, Dievotumo kalnus, Vilniuje įsteigė Petras Skarga. Taigi yra pirmoji bažnytinė skolinimo institucija, banko tam tikras atitikmuo, kurio data Vilniuje yra 1579. Tai vėlgi, kaip pažiūrėsim, kokios struktūros ieškosim ir kokio to bankininkystės elemento ieškosime 16 amžiaus Lietuvoje. Kitas dar įdomus dalykas, kurį tikrai visi, kurie domisi bankininkystės istoriją, žino, tai yra 1562 ir Martyno Smigleckio veikalas publikuotas apie palūkanas. Labai populiarus veikalas, sulaukęs 8 leidimų. Tai yra tos žinios, kurios pasiekia mus iš 16 šimtmečio, iš tikrųjų veda į tai, kad tam tikras polinkis, mintis, aišku, bankininkystės, jinai vystės, jinai buvo, tik tai tiek, kad mes tuo metu nebuvome įsteigę dar banko, kurį suprastume šių dienų savoką, kad tai būtų valstybės bankas. Bet kreditavimo sistema egzistavo per bažnyčias, per bažnytinės struktūras ir žinoma per žydų teikiamus kreditus. Tai yra pinigų cirkuliacija, vien pinigų keitimo aspektas buvo labai svarbus, nes tyrėjai priskaičiuoja iki 43 beje skirtingų nominalo pinigų cirkuliavusių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Tai vien susigaudyti įvairiais laikotarpiais ir iškeisti tuos pinigus ar kažkaip tai ekvivalentus, tai aišku, tam tikros bankininkystės turėjo paslaugos būti ir jos buvo teikiamos. O kada kalbame apie tam tikrą sisteminį jau ėjimą į banką, kuris ir kredituoja, ir paima pinigus, ir saugo juos už palūkanas, ir lieka kitas funkcijas, tai iš tikrųjų turime jau žvelgti į tą laikotarpį greičiausiai į saksų laikus, kada bankininkystė pradeda įgyti modernes formas, kurias mes dabar suprantame. Ir iš tikrųjų tų bankų reikėjo ir jų buvo. Puikiai žinome, kad jau 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiaus pradžioje formuojasi tos daugiausia, aišku, to meto valstybės, aš kalbu jau apie visą abiejų tautų respubliką, ne vien apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, nes po Liublino unijos, bandant taip žvelgti plačiau, iš tiesų ekonomiškai stipresnis ir tas kapitalas daugiau telkėsi Lenkijos karalystėje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo iš tikrųjų ekonomiškai išsivystymo lygis žemesnis. Ir aišku, tas vadinamas finansinis kapitalas daugiausiai cirkuliavo ir telkėsi ten, kur yra prekybos centrai, kur yra didieji miestai, didieji uostai. Taigi, aš jau matyt per daug kalbu. Tai tų bankų iš tikrųjų reikėjo. Ir žinoma, kad jau Augusto antrojo laikais randasi pirmieji tokie privatūs bankininkai, kurie atlieka tas visas bankinės operacijas, kurios reikalingos valstybei. Ir iš tiesų, jeigu žiūrėtumėm skaičiais, tai palaipsniui bankai išauga iš vadinamų prekybos namų. 1723 metais yra įsteigiami Varšuvos prekybos namai, iš kurių palaipsniui kyla vokiečių kilmės miestiečio Teperio bankas. Piotras Teperis vyresnysis įsteigė banką, kuris, sakau, jo pagrindas yra tie prekybos namai, tai vėlgi prekybos paslaugos, kreditavimas, pinigų keitimas, vėlgi paimimas pinigų už palūkanas ir panašiai. Ir Teperių giminė tampa viena iš tų, kuri, iš tikrųjų Varšuvoje formuoja pirmą tokį banką, labai stambų banką. Vėliau Teperio įpėdinis, Piotras Teperis jaunesnysis, jis suformuoja patį didžiausią abiejų tautų Respublikos banką, kurio kapitalas siekia tuo metu, tikrai didelę sumą, maždaug skaičiuojamas apie 70 000 auksinų. Tai yra iš tikrųjų viena iš stambiausių to meto bankininkystės tokių struktūrų, bet jeigu žiūrėtumėm toliau, jau Stanislovo Augusto Poniatovskio laikais, tai nuo 1764, kada valstybė pati pasuka į tą tokį ekonomikos vystymo
kelią, kada tikslas yra valstybę modernizuoti, sustiprinti, atsisakyti svetimųjų įtakos, suorganizuoti muitų sistemą, ją kontroliuoti, perimti iš privačių muitų surinkėjų, tai yra išeliminuoti žydus iš tos sistemos, nes dažniausiai būdavo skolintojai žydai, kurie už valstybės teikiamą paskolą valstybei gauna ilgalaikiai nuomai muitinės, kontroliuoja muitus, iš to sukaupia pinigus ir juos vėliau reinvestuoja, bet tai yra privačiose rankose. Valstybės muitai yra privačiose rankose. Nuo 1764 metų keičiasi sistema, nes įkūriama pirmoji finansų kontrolės institucija visos valstybės maistu, tai yra iždo komisija. Atskira Lenkija ir atskira Lietuvai iždo komisija. Ir tos iždo komisijos, jos užsijama būtent visų muitų kontrolė ir pinigų viso biudžeto kontrolė. Tai yra valstybinės tokios kontrolės ėjimas, o dabar kaipgi su bankais. Bankai, jų auga skaičius, jų privačių bankų daugėja ir jau mes žinome Stanislovo Augusto Poniatovskio laikais turimus pačius 6 pagrindinius bankus, tai vadinamas Teperio, Fergusono Teperio jaunesnio bankas, Karolio Šulcio bankas, Augusto Vilhelmo Arto bankas, Frederiko Kabrito bankas, Jano Meisnerio bankas, Piotro Blanko bankas. Tai yra tie žmonės, tie bankininkai, miestiečiai, kitataučiai, beje, pagrindiniai 6 didieji, kurie visi 1790 metais yra nobilituojami. Tai yra, jie visi gauna bajorystės teises. Tai aš tiesiog įsiterpti, tai tokie dėsniai, kaip pavyzdžiui Italijoje, irgi bankininkai irgi siekia nobilitacijos, tai būtent ir Lietuvos, ir abiejų tautų Respublikoje būtent šitas pasireiškia reiškinys, kad iš kapitalo norisi tapti aristokratai. Natūralu, nes tapę aristokratais, ta prasme, tapę piliečiais, pilnateisiais valstybės, jie gauna galimybę dalyvauti valstybės valdyme ir priimti politinius sprendimus. Ir tas ryšys tarp kapitalo ir politikos yra labai, labai tamprus. Bet aš čia paminėjau tuos 6 didžiuosius bankus. Ar ne, šalia to yra dar 7, 8 ar net daugiau mažesniųjų bankų. Ir aišku, daugiausiai jie visi telkėsi tuose centruose, kur yra daugiausia prekybos. Tai aišku, Varšuva, tai aišku, taip pat kiti miestai. Iki Vilniaus mes tuomet neateinam, bet noriu paminėti dar vieną dalyką, tai yra Lietuvai, sakyčiau, artimą bankininką, kurio brolius buvo Mykolas Kleopas Oginskis. Tikriausiai girdėjot, o jeigu negirdėjot, tai galiu pasakyti, kad žinomas savo muzikos palikimu, tai atsisveikinimo su tėvynė polonezo autorius Mykolas Kleopas Oginskis, turėjo 2 brolius iš kitų motinos santuokų. Vienas jų buvo Liubenskis, Feliksas, o kitas buvo Protas Potockis. Tai yra jo vyresnieji broliai. Tai tas Protas Potockis buvo vienas iš stambiausių 18 amžiaus pabaigos Lenkijos ir Lietuvos valstybės bankininkų. Sukrovė savo kapitalą didikas, vienas pirmųjų didikų bankininkų. Ne atėjęs iš apačios, ne miestietis nobilituotas, bet didikas, kuris supratęs verslo reikšmę valstybės gyvenimui ir galimybę užsidirbti, išnaudoja prekybą Juodąją jūrą ir Chersone įsteigia savo banką. Jo kapitalas prilygsta Teperio banko kapitalui. Tai tada natūraliai dar kyla klausimas toksai, kad bankininkai eina į politiką, bando, nobilituojami yra. Tai kokiose barikado pusėse tiesiog stovi tuo metu, kai daug yra politinių judėjimų būtent Lenkijoje ir Lietuvos didžiosiai kunigaikštystėje, ar yra kažkokios simpatijos vieniems ar kitiems? Čia klausimas iš tikrųjų labai, labai svarbus ir reikšmingas. Vėlgi, buvo visaip. Jeigu kalbam apie mano minėtą didiką Protą Potockį, kuris iš tikrųjų savo visa veikla buvo už gegužės 3 dienos konstituciją, jis buvo gegužės 3 dienos konstitucijos draugijos narys, jisai buvo valstybės reformų iniciatorius ir natūralu, nes tai atliepė jo matymą valstybės kaip tokios liberaliai besivystančios konstitucinės monarchijos viziją. Jis į tą ėjo kaip ir jo visa aplinka. Tačiau, jeigu mes pažiūrėsime į Teperio banką, kalbu apie Teperį todėl, kad
Teperio bankas, kaip ir Potockio bankas, kaip ir visi kiti abiejų tautų Respublikos bankai, jie visi patyrė krizę ir bankrotą 1793 m. vasarį. Tai tada galime iškart sužinojome, iš kur sukilimo jau metu, Kosciuškos sukilimo metu buvo aišku, iš kur tie pinigai ėjo ir kas ten nutiko. Tai buvo paimti dokumentai iš Teperio namų ir paaiškėjo, kad dalis finansinių makinacijų, dalis pinigų ėjo iš Rusijos ir Prūsijos valstybės iždo, tam, kad būtų finansuojami vieni ar kiti politikai ir jų veikla, kredituojami politikai ir jų veikla. Tai tas kišimasis užsienio valstybių per privačius bankus taip pat buvo ir tuo metu. Tai tokia yra realybė. Tai dabar kaip tik palėtėme sukilimą ir sukilimo metu irgi tokia ganėtinai irgi naujovė atsiranda teritorijoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Lenkijos. Ne banknotai, bet vadinamieji popieriniai sukilimo pinigai. Jos, aišku, įkvėpimo Tadas Kosciuška. Tokie pinigai popieriniai egzistavo Amerikos revoliucijos laikotarpiu ir vėliau iškėlė tam tikrų problemų, dėl kurių turėjo atsirasti Šiaurės Amerikos bankas. Tai žiūrint į sukilimą, ar programoje kažkokioj buvo kažkokių ekonominių idėjų irgi tokių pažangesnių, tokių, kaip galvoja? Ačiū Tomui už klausimą ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad galvodama apie būtent tuos popierinius pinigus ir popierinių pinigų įvedimą ir jų cirkuliavimą 1794 metais, iš tikrųjų norėčiau paliesti platesnį kontekstą. Tai, kas buvo realizuota 1994 metais, buvo sumanyta dar 4 metų Seimo metu, tai 1788-1792. Ir tas projektas įvesti popierinius pinigus ir jų cirkuliavimą valstybėje yra susijęs su vienu iš bankininkų Jurgio Kaposto, vengro, iniciatyva ir siūlymais įsteigti, būtent steigti visoje valstybėje bendrą vieningą sistemą ir įvesti popierinius pinigus. Šita idėja buvo, ją palaikė beje nemaža dalis ir 4 metų Seimo dalyvių. Iš Lietuvos, tai mes turėjom Trakų atstovą Kazimierą Konstantiną Pleterį, kuris taip pat, grafas Pleteris, kuris taip pat tuo metu jau rašė savo veikalus ir tokius pagrindimus, kodėl reikia valstybėje įkurti nacionalinį banką. Tai Pleterio publikacija apie nacionalinio banko steigimą yra žinoma ir jinai išlikusi. Tai ta idėja, kuri nuo Stepono Batoro laikų vis keliama, bet nebuvo realizuota, iš tikrųjų 4 metų Seimo metu buvo vystoma toliau, buvo rengiami projektai ir vienas iš nacionalinio banko įsteigimo projekto elementų turėjo būti ir popierinių pinigų išleidimas į apyvartą. Ir tai buvo susiję su sumanymu, į ką ėjo 4 metų Seimas. Tai yra, iš kur gauti lėšų valstybei finansuoti. Reikia didinti kariuomenę. Taip labai tokios sąsajos su šiomis dienomis, man prisiminus tą istoriją mūsų siejasi. Taigi, reikia pinigų, reikia didinti kariuomenę, nes norint apsaugoti nuo grėsiančios grėsmės prieš Rusiją, Prūsiją ir Austriją, tai žinoma reikia sustiprinti savo sienos, sustiprinti kariuomenę, apsiginkluoti. Kariuomenė pinigų reikia, o paimti iš jų nėra kur. Dabar mes kalbam apie visuotinį nekilnojamo turto mokestį, taip? Tai tuo metu taip pat buvo svarstoma, ką apmokestinti, bajorai irgi sutiko su apmokestinimu, bažnytiniai dvarai buvo apmokestinti ir buvo vienas iš projektų, tai yra privatizuoti valstybinius dvarus, karališkasias ekonomijas. Ir šitas planas, tas projektas jau buvo paruoštas, buvo skaičiuojama, kiek bus gaunama už privatizaciją valstybinių žemių ir tada tuos pinigus, aišku, paverstus į cirkuliaciją išleidus popierinius, galima būtų tai įgyvendinti. Tai visi šitie projektai buvo rengiami, dėja atėjo Rusijos kariuomenė, 100-tūkstantinė Rusijos kariuomenė 1792 birželį įsiveržė, čia vėlgi inspiravo konfederacijos kūrimą ir visą tą krizę, visas tas atėjimas Targovicos ir konfederatų valdžios visą tą nutraukia, sujaukia ir tiesiog sustabdo tuos modernizacijos procesus, kurie vyksta valstybėje, bet idėja dėl popierinių pinigų jinai yra. Ir tas pats Kapostas kartu su sukilimo vadovybė
kartu su sukilimo vadovybė realizuoja. Tame tarpe tarp sukilimo projektų įgyvendinimo ir pinigų banknotų įvedimo. Mes, kaip jau sakau, minėjau, turėjome dar visišką bankų krizę. 1793-osius, kada subankrutuoja visi bankai. Kada užsienio bankai nebefinansuoja, nebekredituoja Varšuvos bankų, Varšuvos bankai nebegali mokėti palūkanų, kyla panika ir taip, kaip dažnai būna. Kilo panika ir 1792 metų pabaigoje, 93 sausį, visi indėlininkai puolė iš visų bankų atsiminėti pinigus. Visiškas chaosas. Na, o šitą situaciją bandė kažkaip atgaivinti, sutvarkyti, sureguliuoti Gardino Seimas 93 metais ir vėliau jau Kosciuškos sukilimo šita reforma buvo, na, toks, kaip sakyti, tęstinumas tų procesų, kurie vyko. Deja nesėkmingas, nes ir pats sukilimas pralaimėjo, na ir pati banko įvestų banknotų sistema buvo, na, kaip sakyti, turėjo spragų, apie ką sako jau, na, pinigų istorijos tyrinėtojai. Supratau. Tai jeigu kokie 3 bankai papildomi būtų Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Vilniui, Kaune, nebūtų išgelbėję to nuo... Tikrai ne. Nuo Rusijos agresijos ir nuo karinės intervencijos ir visų plėšimų, tai tikrai, na, mūsų finansinis buvo, kaip sakyti, viltis, kad, vėlgi, labai panašu, viltis, kad vakarai padės. Viltis buvo tos, kad Amsterdamo bankai finansuos. Deja, atėjus Rusijos kariuomeniai, net ir šitos viltis žlugo, nes ne vienas Amsterdamo bankininkas nebesutiko finansuoti, nors prieš tai dar 1790 metais suteikė valstybei gana didelį kreditą, kurį beje išsirūpino Hagoje ir Amsterdame tas pats Mykolas Kleopas Oginskis, nes kaip ambasadorius Nyderlanduose buvo įgaliotas išsirūpinti valstybei kreditą Amsterdame. Ta jis yra ir padaręs. Bet dėja visi šitie finansiniai srautai sustojo Rusijos intervencijos akivaizdai. Šitą liūdną gaida pereiname prie kitos temos. Tai, na, abiejų tautų respublika netenka valstybingumo. Bet, na, vis tiek žmonės gyvena, vyksta ekonominė veikla, vis tiek, na, valstybinis darinys yra. Tai Rusijos imperijos iniciatyva ar kūrėsi šitame regione, na, jau specifinės institucijos, kurios teikia kreditą ir kas jų klientai gal? Taip, po jau trečio padalijimo, nes mes galim kalbėti apie šitą laikotarpį, jau baigėsi visos viltis žlunga. Valstybės nėra, pinigų nėra, bankų nėra ir ateina nauja valdžia, nauja valstybė, kuri taip pat turi savo, na, kreditų, indėlių sistemą tam tikrą, nes ne viena valstybė ir ne viena ekonomika negali, be lėšų apyvartos negali egzistuoti. Rusijos imperija, aš nuo jos ir pradėsiu, jinai turėjo tokią labai savotišką sistemą, jinai turėjo valstybės bankus, nedaug, bet taip pat įsteigė 18 amžiaus viduryje, tai ko gero apšvietos epochos vadtoks įtaka, fiziokratinių idėjų įtaka ateina į šitą imperiją. Ir jie turėjo tokį vadinamą paskolų banką, kuris buvo skirtas, tai buvo valstybinis bankas, jisai buvo skirtas, na, dvarininkams, bajorams ir pirkliams. Pirmiausia, visa kita visuomenė, bet mes jau žinome, kad šita visuomenė maždaug apie 80% gyventojų apskritai nebuvo laisvi. Jinai, aišku, negalėjo naudotis banko paslaugomis, o kodėl įsteigė, tai tam, kad šiek tiek pažaboti palūkininkų normas procentinės, nes palūkanos siekdavo iki 20%, valstybė sureguliuoja tas palūkanų normas ir taip apie 4-6% jau tampa šitų bankų palūkanų tokia sistema. Dar
taip pat įsteigė tuo pačiu metu komercinį banką, nes vis tiek valstybė yra didelė, galvoja apie pramonės, apie prekybos plėtrą, šiokią tokią, ir tas bankas irgi taip ir veikia, kaip valstybinis bankas. Bet valstybė savo tokio valstybinio banko, centrinio banko, jinai dar neturi. Jisai steigiamas labai vėlai, tik XIX amžiaus viduryje. Bet valstybė turi gubernijas, taip, gubernijų sistemą administracinę, kuriuose irgi yra valstybinė kredito institucija, jinai bankų nesivadina. Labai keistai šita sistema veikia, nes šita institucija vadinasi viešosios arba visuomeninės globos įstaiga. Tai yra įstaiga, kuri rūpinasi, mes šiandien sakytume socialinė rūpyba, tai yra ligoninės, tai yra mokyklėlės vargšams, tai yra pačios įvairiausios viešosios globos institucijos ir jos turi teisę turėti tam tikrą kapitalą ir jį skolinti. Ir tai yra valstybinė įstaiga. Ir dabar buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje susiformavusios gubernijos, tada buvo tik tai Vilniaus ir Gardino gubernija, Kauno gubernija atsiranda tik 843 metais, jinai tą pačią sistemą gauna, tai yra tokia valstybinė institucija, kurioje galima skolintis. Ir dabar kyla klausimas, iš tikrųjų jokių paveldėtų bankų iš senesnių laikų nėra, kaip verčiasi ir ką daro tie žmonės, kurie šiaip ar taip ant jų pečių gula ekonomika. Lietuva, Baltarusija, tos buvusios žemės valstybės, jos yra daugiau agrarinės vienaip ar kitaip. Ir visa ekonomika, pirmiausia žemės ūkis, tai yra pagrindas ekonomikas. O šito žemės ūkio pagrindas yra kas? Dvarai, bajorų dvarai, kurie bajorai neturi jokių teisių steigti, bent jau privačias institucijas. Aplinkiniai kraštai, tai yra vadinamas Pabaltijo gubernijos, turi įsisteigę tokią, jinai vadinasi Žemės kredito draugija, ne bankas, kuris yra privatus, tai yra sluoksnis aukštesnysis susitvarko ir atlieka bankinės funkcijas vienaip ar kitaip. Lenkijos karalystė turi, čia jokių leidimų negauna bajorė, nepaisant to, kad kelis kartus prašė bajorų seimeliuose bajorė, kad jiems leistų tą padaryti. Jie niekada nebuvo įsisteigę, nors netgi 860 metais irgi buvo naujas projektas pateiktas, valdžia neleidžia to daryti. Kitaip tariant, valdžia mato šitas teritorijas kaip savo, kurios niekada nebus panašios nei į Lenkijos karalystę, nei į Pabaltijo gubernijų, ir čia viskas bus tvarkomasi kitaip. Bajorai ką padaro? Praktiškai kredito institucijomis tampa dvarai. Bajorų dvarai, kuriuose yra galima įdėti kapitalą. Dažniausiai tai yra žmonų pasoginis kapitalas įdedamas į kaimyno dvarą, gauname iš to palūkanos ir tokiu būdu auginamas kapitalas. Galima pasiskolinti. Galima pasiskolinti ir įdėti kapitalą į bažnyčią. Ramunė minėjo, kad bažnyčia vienaip ar kitaip tikrai su bankinė sistema neblogai išmanė. Vadinasi, galėjo ir vienuolynai, ir bažnyčia galėjo priimti indėlį, auginti palūkanas, auginti kapitalą arba tiesiog saugoti. Tokios modernios sistemos nebuvo, visa tai buvo pagrįsta, labai įdomu, jokių sutarčių. Tik susitarimas. Tai yra pasitikėjimo institucijos, kurios galėjo ir bajorija, ir bažnyčia, ir miesto iždas, pavyzdžiui, irgi galėjo paskolinti. Ir tokiu būdu šita kredito indėlių sistema, jinai funkcionuoja iki XIX amžiaus vidurio, ir XIX amžiaus viduryje jau atsiranda kiti dalykai. XIX amžiaus vidurys, aš jums tik priminsiu, kas vyksta. Reformos. Didžiosios reformos ir pagrindinė reforma tai yra baudžiavos panaikinimas. Baudžiavos panaikinimo reforma reikalauja nepaprastai didelio kapitalo.
Rusija neturi daug bankų, kažkiek turi, jinai turi vėlgi labai įdomų banką, kurioje galėjo skolintis vietiniai žmonės, tai yra iš lietuviškų gubernijų. Tai buvo vėlgi institucijos, tai buvo Maskvoje ir Sankt Peterburge, buvo vadinamieji auklėjamieji namai, kitaip tariant, našlaičių prieglaudos. Ir jie turėjo tokį paskolų iždą, kuriame galima buvo įkeisti savo baudžiauninkus ir gauti trumpalaikį kreditą. Tai, tarkime, stambūs dvarininkai naudojosi šitą galimybę, bet smulkesnis dvarininkas jau praktiškai jisai negalėjo gauti to pasitikėjimo kredito ir negalėjo iš to banko pasiskolinti. Banko aš vadinu, iš tikrųjų jie turėjo įvairius pavadinimus. Tai va šitoje vietoje tik tai naikinant baudžiavą Lietuvoje, Kaune, Vilniuje atsiranda bankai, bet bankai kokie? Tai yra filialai arba skyriai rusiškų bankų. Tai yra bankas Komercinio banko 1860 metais įsisteigė ir ateina labai vėlai, jau 90-metis, kada iš tikrųjų reikėjo išpirkti, valstiečiai perka žemę, kokiu būdu jie perka žemę. Praktiškai jie gauna valstybės kreditą ir dvarininkai gauna už savo tą parduotą valstiečiam žemę, jie gauna savo tą kapitalą. Ir čia įsisteigia rusiškų bankų, yra įsteigiamas atskiri bankai, vėlgi labai pagal visuomenės sluoksnius, tai yra Bajorų bankas, ir įsteigiamas valstiečių bankas, kurie ir atlieka tas bankinės operacijas. Tai aš dabar norėčiau įsiterpti, irgi tas klausimas, įsiluominiai bankai atsiranda, visiškai luominiai. Vienas luomas turi politinės tam tikrą savivaldą, tai dabar toksai irgi įdomus klausimas, kaip mes jau išsiaiškinom, kad ir tikrai daug susiję su politika yra. Tai ar imperiniai tie bankai yra politinis įrankis ir kaip reiškiasi tai? Mes tokių įspūdingų dalykų, kaip buvo abiejų tautų respublikoje, nepamatysime, nes kapitalas jau dabar nereiškia politinės įtakos, tam tikrą prasme nereiškia, bet tam tikrą prasme ir reiškia. Bajorija vietinė, su kuria Rusijos valdžia labai stipriai kovoja, jinai praktiškai negauna prieimo prie kapitalo. Jie gali tik tai pasiskolinti, gali įdėti kažkiek tų savo indėlių į šitos bankus, gali pasinaudoti, bet labai vėlai. Jiems neleidžia pirmiausia naudotis, jau XIX amžiaus pabaigoje jiems suteikiama teisė gauti kreditą. Kodėl? Todėl, kad po 1863 metų sukilimo vietiniai bajorijai, vadinamai Lenkų kilmės bajorijai, praktiškai visiems dvarininkams, yra uždrausta pirkti žemę. 9 gubernijose, vakarų gubernijose, ir jiems nėra jokios prasmės ir visi kreditai yra teikiami būtent rusų žemvaldžiams, kuriems labai daug žemės šitame regione atitenka. Bet galima būtų kalbėti ir apie privačius bankus. Privatus bankai, kurie atsiranda vienaip ar kitaip ir ankstesnių laikotarpių, dažniausiai tai yra pirklių bankai. Pirklių mes turim tokią situaciją, kad pirklių luomą praktiškai sudaro didžiausia dalis, maždaug 95%, tai yra žydų kilmės žmonės, kurie įsirašo į 1., 2 gildiją, nes tik 1. ir 2. gildijos pirkliai turėjo teisę verstis komercinę ir tokią bankinę veiklą. Ir jie steigia. Yra čia tokie, aš galiu paminėti Vilniui, pavyzdžiui, buvo toks įsisteigęs Heimanų bankas, bet jie neteikia ilgalaikių kreditų. Vėlgi šita tokia pinigų apyvarda, čia yra vargana, tiesą pasakius, šitame regione, ir tai irgi yra politika. Neleisti labai stipriai išsiplėtoti. Pinigai yra įtaka pagaliau ir neleisti šitai visuomeniai, kuri buvo prijungta prie Rusijos imperijos, neduoti į rankas tokio įrankio, sakyčiau šitaip. Vieną dalyką, ką jie padaro vis dėlto žemvaldžiai, 1872 metais įsteigia
Vilniaus žemės banką. Tai mūsų tikriausiai garsiausias bankas šito laikotarpio, kuris išsilaiko labai ilgai ir jisai teikia kreditus ir priima indėlius būtent iš vietinių žmonių ir pirmiausia, tai dvarininkai naudojasi, pirkliai, labai nedaug valstiečiai. Tai, kaip minėt, būtent XIX amžiaus antroje pusėje, tasai matomas ir suaktyvėjimas ir tarp visų tų, kaip keičia tą krašto ekonominį vaizdą, ar matomas aiškus toksai polėkis, ar stagnacija, kaip keičiasi tas, vis tiek daugiau iniciatyvos yra atsiradę. Pirmutinis uždavinys, tiesą sakant, šito laikotarpio, jau tokio modernėjimo, modernizacijos laikotarpio visuomenės buvo, aišku, vėlgi aš galiu susijęti netgi ne su pramonė. Pramonės kapitalas pramoninis ateina, tas šuolis pramoninis maždaug XIX amžiaus, maždaug 1895, mes turim tokią datą, jisai susiformuoja ne iš vietinio kapitalo, bet iš užsienio kapitalo. Mes turim labai daug užsienio verslininkų, kurie steigia čia firmas, dalyvauja šitame kapitalo, sakyčiau, apyvartoje, dalyvauja mūsų aristokratija. Mes galim pamatyti Tiškevičius, mes galime pamatyti kitus garsius aristokratijos, atstovus. Bet tie žmonės, ant kurių pečių laikosi iš tikrųjų ekonomika, jie tokių galimybių neturi. Ir kraštas keičiasi, ir ko reikia šituo laikotarpiu? Modernizuoti dvarus. Ir pirmiausia, į dvarų modernizaciją yra nukreipiamas šitas kapitalas, kuris čia kažkiek generuojamas ir kažkiek jo yra. Bet visą šitą galima vienintelis vietinis bankas. Jis yra kaip ir privatus, bet jos teigėjai tai yra Peterburgo pirkliai, vietiniai aristokratai, tai yra, galima paminėti Wittgensteinas, Zubovas, taip, Adomas Pleteris, bet taip pat valdininkai rusų, kurie čia yra. Ir jis toks miksas gaunasi, kuris nesuteikia galimybės turėti savo tokią jėgą, sakyčiau, vietiniai visuomeniai, kad jinai galėtų laisvai disponuoti finansais, laisvai disponuoti tų pinigų apyvartą ir galėtų kurti ekonominį pagaliau pamatą. Šitos gubernijos jos ekonomiškai nebuvo stiprios praktiškai iki pat imperijos žlugimo. Tai paminėjot dar užsienio kapitalą, irgi toksai improvizuotas klausimas kyla man, ar centrinė valdžia Rusijos imperijos turėjo interesą, kad tasai kapitalas plauktų čianais, ar ribojo, tas irgi toksai įdomus. Taip, čia įdomus klausimas, nes Rusijos imperija taip pat įvykdžiusi tą tokį pramoninį šuolį, jinai irgi užsienio kapitalo dėka nemenką šuolį padarė. Nes imperijoje investavo, pirmiausia, sakyčiau, ko gero, prancūzai, belgai, tos užsienio firmos, vokiečiai, galbūt mažiau, jie turėjo dar savas problemas išspręsti. Ir kapitalas, jis nelabai turi sienas, ne, čia irgi yra imperijos periferija, ir ateina kapitalas, mes galim, tai alaus fabrikai, kad ir tokius galėčiau paminėti, taip pat greitųjų prisiminusi, balsavimo geležies irgi fabrikai, kurie buvo. Ir tas kapitalas ateina, jis nėra įspūdingas, jeigu mes kalbėsime apie kitus mastus, bet jisai savo darbą padaro. Ir imperija įsileidžia užsienio kapitalą visur, kad jie tik tai ateitų. Nes tų pajėgumų jinai taip pat neturėjo, kad galėtų vystyti pramonę, bet kai kuriuose srityse jinai, pavyzdžiui, XIX amžiaus jau pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, ypač karinėje pramonėje, jinai jau pasiekė gana įspūdingų rezultatų. Ir jeigu leisite Tomą įsiterpti, tai Tamaros pasakojimas man taip sugrąžino atmintį ir vieną epizodą apie tuos 1790-uosius, apie kuriuos gerai žinau, nes yra išlikę šaltiniai, kuriuos tiesiog teko įsigilinti. Tai kalbant apie net ir tą laikotarpį 18 amžiaus pabaigą, buvo akivaizdu, kad pačią Rusijos politiką ir jos vyriausybės tą karinį visą
karinė agresija tiek prieš tuo metu Osmanų imperiją, tiek čia į abiejų tautų respubliką finansavo, kas tai užsienio kapitalas. Tie patys Amsterdamo bankininkai suteikdami kreditą Rusijos vyriausybei. Ir tai yra žinoma, nes vėlgi mano minėtas ambasadorius Nyderlanduose Mykolas Kleopas Oginskis džiaugiasi viename iš savo pranešimų valdovui Stanislavui Augustui Poniatovskiui, kad jam pavyko aplenkti Rusijos pasiuntinį ir susidėrėti su Amsterdamo bankininkais daug geresnę paskolą valstybei, geresniam sąlygom, negu tai padarė po to Rusijos pasiuntinys. Tai toks, vėlgi dėrybų objektas, bet pritraukimas užsienio kapitalo yra akivaizdus. Irgi akivaizdus dar vienas yra lūžis istorijoje, apie kurį irgi ir reikėtų kaip kalbėti būtent Lietuvos banko parodos paskaitoje. Tai nepriklausomos valstybės įkūrimas ir tuo pačiu Lietuvos banko įsteigimas. Tai vasario 16 dieną įtvirtinama nepriklausomybė. Ir žengia pirmosius žingsnius. Iš tiesų tikrai sunkus laikotarpis. Neaišku, ar išliks ta valstybė ir kokia situacija su pinigais. Prasta situacija, reikėtų taip labai paprastai pradėti. Iš tikrųjų, kaip tu gerai pastebėjai, tų tokių lūžinių momentų Lietuvos apskritai istorijų turim daug, bet bankininkystės istorijų dabar klausausi pašnekovų irgi pasakojimo. Tai labai aiškiai matom, kad ypatingai bankininkystė tai išgyveno tokias labai griežtas cezūras, kada iš esmės tas tęstinumas galbūt galėtų būti pastebimas nebent per pavienių asmenų kažkokią tolesnę veiklą. Ar ne, bet šiaip tai jeigu žiūrėsim, tai tie kirčiai tokie istorijos yra labai negailestingi Lietuvos bankininkystėje, ir ne, tai čia šito ir ne 20 amžiaus antrojo, trečiojo dešimtmečio kontekste Lietuva irgi neišimtis yra ir kas susijęs su pinigais, ar ne, jų apyvarta, tai čia įeina naujas žaidėjas, ar ne, 20 amžiaus antrame dešimtmetyje, pirmo pasaulinio karo metais, tai Vokietijos imperija. Ir vokiečiai 1915 metais įsteigė tokią rytų skolinamąją kasą, kuri iš esmės emituoja pinigus, vadinamasias ostmarkes, skirtas cirkuliuoti jų užimtoms rytų Europos teritorijoms. Tai tame tarpe ir Lietuva įeina, ar ne, į šitą sudėtį regiono. Minėjai nepriklausomybės paskelbimą, ar ne, ir tarsi turėtume tikėtis kažkokių greitų pokyčių, bet šitoje vietoje iš esmės be 1918 metų pabaigos nebuvo labai imtasi, kaip žinom, ir jokių aiškesnių vyriausybės formavimo veiksnių, ar ne, ir tame tarpe finansų sistema vietinė taip pat nebuvo pradėta rimčiau reformuoti ir kągi, net turint tokių didelių užmojų, kaip matom, ar ne, iš to laikotarpio dokumentų vis tiek tenka verstis dabartinių mūsų sąjungininkų protėvių pagalba, kabutės, ar ne, ir tuo tikslu yra imamos paskolos iš tos pačios rytų skolinamosios kasos, skirtos iš esmės užtikrinti valstybės aparato funkcionavimą. Ir tų paskolų, kurios yra paimtos pirmosios 1918 metų gruodį, ar ne, išdava ir rezultatas vienas iš pagrindinių yra tai, kad rytų skolinamoji kasa tampa iš esmės Lietuvos emisijos banku. Kas yra emisijos bankas, ar ne, truputėlį gal vėliau užsiminsiu šiek tiek, bet iš esmės tą statusą įgyja visiškai, ar ne, jau nepriklausomai valstybėje kitos valstybės juridinis asmuo. Ir iš esmės su tais ostpinigiais, ar ne, mes gyvename iki pat 22 metų. Čia reikėtų užsiminti, kad būta tokių bandymų tuos pinigus, kurie yra, aišku, nelietuviški, šiek tiek pasisavinti, ar ne, uždėti tam tikrą lietuviškumo spaudą. Tai 1919 metų kovą osmarkės, ar ne, ir ostrubliai buvo pervadinti auksinais, ar ne, o šimtoji dalis skatikų čia šiek tiek yra, aišku, tokia išnaša ir į ankstesnę Lietuvos istoriją, bet iš esmės tai yra tie patys pinigai, kurie yra visiškai priklausomi nuo Vokietijos ar ne monetarinės politikos ir mes tokiu būdu esame toje monetarinėje sąjungoje su Vokietija.
Čia reikėtų pastebėti, kad Lietuvos valdantysis elitas tuometinis, ar ne, čia ta savoka truputį gal ne visai dažnai naudojama yra tarpukario Lietuvos istorijai kalbant, bet iš esmės valdančiosios jau partijos, ar ne, ir politikai, na, aiškiai matė, kad ta situacija nėra labai palanki, ar ne, ir buvo jau 19 metais tokių pačių pirmų bandymų kurti, ar ne, savo pinigų sistemą, kurios ašimi būtų centrinis bankas arba emisijos bankas tuo metu. Ir savi pinigai. Tai iš čia turime tokių užuominų, kad jau 19 metų pradžioje yra bandymų kurti savus pinigus, čia yra dažniausiai minimi šitame kontekste pirmiausia dailininkai, nes, ar ne, mūsų istoriografinė tradicija susijusi su pinigų sistemos istorija 20-ame amžiuje labai akcentuoja kitus dalykus truputėlį, ar ne. Tai turime tokių pavienių užuominų, žinome, kad ir tas Lito vardas iš tikrųjų yra kur kas ankstesnis dabar jau, ar ne, naujausių tyrimų kontekste, kad 19 metais pirmas iki išlenda pavasarį, bet iš esmės, ką matom, na, didžiulė vyriausybių kaita, ar ne, besikeičiantys ministrai tų sumanimų kaip ir toliau nepastumėja ir prieki. Nepamirškim ir sudėtingos geopolitinės situacijos, ar ne, nepriklausomybės kovos, sostinė Vilnius eina iš rankų į rankas, ar ne, sudėtinga situacija organizuojant kariuomenę. Tai iš esmės 19 metais mes nieko labai šitoje srityje kaip ir nepasiekėm. Reikia atsiminti ir kitą dalyką, dabar jau iš naujesnių tyrimų irgi matome, kad bandoma ieškoti būdų galbūt steigti ir kurti savo pinigų sistemą su užsienio valstybių pagalba. Nes čia vat, ankstesnis ar ne laikotarpis abiejų tautų respublikos ar ne paskutiniai metai mes kalbam apie papirinius pinigus, bet Lietuvos Respublikos ar ne valdžioms tuometiniams tas popierinių pinigų sumanimas netrodė labai ar ne primtinas ir dėl to yra siekiama į apyvartą, jau kai leisime savus pinigus, čia taip sakykime apibendrintai kalbant, kad jau būtų leidžiami banknotai, kurie yra grindžiami padengti ar ne aukso arba kitomis vertybėmis, bet kad tai būtų ar ne realūs kažko padengti pinigai, o ne popierinė pinigų emisija, kuri buvo labai populiari profesoriaus Norkaus žodžiais Vokietijoje tuo metu, ar ne, tautinis verslas. Tai tos paieškos kurti ar ne monetarinę sistemą su centriniu banku, su užsienio šalių pagalba, Lietuvos ar nevaldančio elito akis kažkaip nukreipia į vakarus, į Didžiąją Britaniją pirmiausia. Ir ten iš esmės iki 22 metų vis bandoma ieškoti būdų, kaip ten su Britų pagalba ar ne kapitalo pamėginti įsteigti kažkokį centrinį banką ir sukurti savo ar ne valiutą. Tie sumanimai jie labai evoliucionuoja bėgant ar ne metams, nors atrodo čia toks laikotarpis 3 metai, bet pasiūlymai tokie jau šiandien skamba labai egzotiškai, pavyzdžiui, kurti vieną centrinį banką visom 3 Baltijos šalim ar ne, paskolą suteikti ten už miškų monopolius, linų monopolius ir panašiai, tai čia tokių pasiūlymų buvo, bet reikia pasakyti, kad nebuvo labai tokio aiškiai išreikštų interesų iš Britų pusės ar ne kurti tą banką Lietuvoje, nes valdžia Didžiosios Britanijos tarsi palaimino tokius sprendimus, bet patys nerodė labai didelio intereso padėti kapitalui, kuris irgi reikia pripažinti po Pirmojo pasaulinio karo, irgi turėjo savų iššūkių, ar ne? Ir taip mes po truputėlį atkeliaujame iki 21 metų rudens. Vokietijoje, kaip žinom, siaučia infliacija visų gražumu ir aišku, pas mus lygiai tas pats. Ar ne, kadangi mes esame piniginiais ryšiais susiję su Vokietija ir steigiamasis Seimas labai pradeda griežtai klausinėti vyriausybės, tai kaip visgi čia su tuo mūsų centriniu banku ir tais pinigais mūsų. Ir galiausiai viskas pradeda, ar ne, labiau taip dėliotis gražiai ir 22 metų kovo jau turim užuominų apie tai, kad yra rengiami pirmieji centrinio banko, emisijos banko, ar ne, vėliau tapsinčio Lietuvos bankų įstatymų projektai. Diskusijos vyksta ir vyriausybė, ar ne, kažkokiai siauresniai grupeliai. Ir svarstymų įsteigimojo Seimo yra pateikiama iš esmės 22 metų rugpjūtį. Ten vėlgi diskusijos verda įvairiais klausimais. Kas čia įdomu gal yra tai, kad Lietuvos vyriausybė, ar ne, čia Ernesto Galvanausko pirmiausia asmenyje, jisai, kaip matyti, daugiausiai yra prisidėjęs prie tų pirminių Lietuvos banko įstatymo projektų kūrimo, matė tokią prasmę įtraukti į banko valdybą, ar ne, užsieniečius. Steigiamasis Seimas labai griežtai tam paprieštaravo, ar ne, bijodamas užsienio įtakos. Ir galiausiai, na, tos diskusijos ten iš tikrųjų
kelias dienas vyrė dėl to, kaip čia turėtų būti pasielgta su užsieniečiais, nes tikrai ypatingai tie Seimo nariai, steigiamojo Seimo nariai, kurie patys ar ne aktyviai veikia bankinėme sektoriuje, tai čia pirmiausia žiūrime Vailokaičius brolius, jie buvo ypatingai prieš ar ne tokį siūlymą, tai galiausiai priimtas įstatymo projektas numatė, kad žodžiu, užsieniečių banko valdyboje nebus, geriausiu atveju taryboje. Ir ta mūsų istorija, ar ne, viena iš svarbesnių Lietuvos banko istorijos datų yra būtent 1922 metų rugpjūčio 11, kada yra priimtas Lietuvos banko įstatymas, porą dienų prieš buvo priimtas piniginio vieneto įstatymas, tai yra iš esmės lito įstatymas. Ir ką, per tuos pusantro mėnesio, ar ne, grubiai 2 mėnesius, nuo 22 metų rugpjūčio pradžios iki spalio pradžios, suorganizuojama ta pirminė Lietuvos banko struktūra, ar ne, išrenkami valdymo organai ir pasiruošta iš esmės lito cirkuliacijos pradžiai. Ir čia yra, prieinam prie Lietuvos banko gimtadienio, ar ne, 22 metų spalio 2-osios, pirmadienis, labai bjauri diena, bet mums labai svarbi. Ir pradeda cirkuliuoti, ar ne, pradeda veiklą vykdyti Centrinis bankas ir iš esmės galima skaičiuoti lito cirkuliacijos pradžią. Tai šnekėdamas minėjai Centrinis bankas, emisijos bankas, tai kas? Ar Centrinis, ar emisijos bankas, ar tai galima vartoti tapačiai šitos 2 terminus? Kadangi žinau, kad auditorija yra vienas žmogus, kuris mane tikrai prigaus, jeigu aš nusišnekėsiu, pirštais nerodysiu, aišku, jisai žino, apie ką aš kalbu, tai iš esmės čia reikėtų pasakyti, kad tuometiniuose šaltiniuose spaudoje, ar ne, ir tuometinėje ekonominėje literatūroje Lietuvos bankas įvardyjamas pirmiausia kaip emisijos bankas, ar net referuojant į jo teisę, išimtinę teisę Lietuvos teritorijoje emituoti pinigus, litus. Ir pinigų emisijos teisė iki šių dienų yra viena iš pagrindinių Centrinio banko funkcijų. Tai iš esmės, kuo skiriasi Centrinis bankas dabartinis ar ne nuo tuometinio, yra tai, kad mes turime kitokių šiek tiek funkcijų. Tai pirmiausia, orientuojamės ar ne į kainų stabilumo palaikymą, taip pat ir priežiūrą kitų kredito institucijų. Ir nevykdome komercinių funkcijų. Tai čia toks labai taip bendras paveikslas. Tuometinis Lietuvos bankas iš esmės irgi buvo akcinis bankas, kurio dauguma akcijų priklausė valstybei, bet taip pat ir privatiems asmenims. Negana to jis vykdė komercinės kredito operacijas. Tai iš esmės kalbame apie kreditavimą, ar ne, įvairių subjektų. Ir kokio lygio tai buvo kreditavimas, tai užtenka paminėti labai nesileidžiant į procentus, nors vėlgi žinau, kad auditorijoje tikrai yra kolegų, kurie procentais gyvena. Aš labai džiaugiuosi dėl to, bet iš esmės, jeigu tai bendrai kalbam, tai iki 40-mečio pradžios Lietuvos bankas buvo praktiškai stambiausias šalies kreditorius. Vėliau jį pakeitė kitas valstybinis bankas, Žemės bankas, bet iš esmės, čia yra labai ryškus toks ar ne skirtumas tarp dabartinio banko, Centrinio banko ar ne ir emisijos banko. Kartu Lietuvos bankas, pirmtakas mūsų, kai veikė pirmojo Lietuvos Respublikų, iš esmės ir patyrė pats tuo metu ar ne veikdamas tos centrinės bankininkystės pokyčius, ar ne, tą didesnį orientaciją link priežiūros, ar ne, visokių dalykų, tai praktiškai mes evoliucionavome kartu su besikeičiančia centrinės bankininkystės teorija. Tai tuometinis bankas, turbūt galima jį laikyti ar ne centriniu, bent jau 40-mečio pabaigoje ruošiami teisės aktai, kurie dėja nespėjo įsigalioti, rodo tą tokį ryškesnį posūkį link. Tai to, ką mes dabar suprantam kaip centrinę bankininkystę. Tai, minėjai, kad išgyveno tikrai reikšmingus raidos etapus, tai tada klausimas, kokie yra didžiausi nuopelnai Lietuvos banko? Kokius tu laikytum būtent per tą laikotarpį, kas galėtų būti? Taip apskritai turbūt savos tokios pakankamai stabilios monetarinės ar ne politikos užtikrinimas, stabilios pinigų sistemos veikimas turbūt yra pagrindinis. Ir kitas dalykas, čia vėlgi aš neapsimesiu, kad išmanau taip gerai tos niuansus, bet vėlgi ilgą laiką istoriografijoje ypatingai buvo pabrėžiamas tas lito stabilumas, ar ne, kad nedevalvuota valiuta viena iš tų kelių valiutų Europoje tuometiniai, kuri nepatyrė devalvacijos. Klausimas, ar tai buvo geras dalykas,
ekonomistai, ypatingai tyrinėjantis tą laikotarpį, ir dabar kaip tik yra vykdomas ir turėtų greitai užsibaigti gan stambus projektas tarptautinis. Ir taip pat vėlgi referuoju į auditoriją, tikrai yra žmonių, kurie turbūt kvestionuotų, ar tas išlaikytas stabilus litas buvo toks jau, ar nestiprus laimėjimas. Tai dėl to aš to galbūt nelaikyčiau, ar ne, pagrindinių nuopelnų, bet apskritai tai, kad sistema nuo 22 iki 40 funkcionuoja iš esmės neblogai, ar ne, gerai. Turime tą ir bankinį sektorių, kurį karts nuo karto tenka pagelbėti Lietuvos bankui, ar ne. Tai matyt būtų vienas iš tų nuopelnų. Kitas toks jau, sakykime, mano galva, kiek čia gali traktuoti kaip nuopelną, kiek iš esmės tokį palikimą Lietuvos banko, tarpukarinio Lietuvos banko Lietuvai, tai yra be abejo tas visas išorinis, ar ne, jo struktūros vaizdinys, tai, kuris susideda iš esmės iš architektūros. Tai Kauną visi žinom, čia faktas. Bet kiti miestai taip pat iki šių dienų yra išlaikę ar ne tą Lietuvos banko architektūrinį paveldą. Ir tam tikrą prasme tai yra viena iš tų kelių, matyt, centrinių valstybės institucijų, kuri, iš esmės ir prie tokios kultūrinės ar ne istorijos mūsų prisidėjo. Tai kaip kalbėjome, emisijos bankas transformuojasi į centrinį banką. Aišku, tai transformacijai sutrukdė tam tikri užilgino, taip pasakykime, nesutrukdė, mes dabar turime centrinį banką. Tai aš noriu irgi tokį klausimą jau apie dabartį, apie modernybę, su kokiais iššūkiais dabar susiduria Lietuvos centrinis bankas ir kokiais susidurs ateityje. Geras klausimas. Vėlgi, aišku, kaip istorikui ateitį žiūrėti yra sudėtinga, ar ne, netgi dabartį yra kartais sudėtinga žvelgti, vis tiek mes pripratę tokį retrospektyvinį žvilgsnį turėti. Tai galima nebent tą paskutinių 30, jau dabar 5 metų istoriją pasižiūrėti, iš esmės su kokiais iššūkiais susidūrė kaip centrinis bankas, ar ne. Tai skirtingai negu tarpukario, ar ne, kada nemažai komercinių bankų įsisteigė anksčiau negu centrinis bankas. Mūsų centrinis bankas ar ne atsikūrė, mes taip sakome, anksčiau negu komerciniai bankai. Ir čia sakyčiau, kad iššūkiai gal buvo netgi didesni kažkuria prasme negu tarpukario ar ne finansų sektoriaus darbuotojams, nes jeigu kalbam apie Rusijos imperiją, ypatingai tą paskutinius jos gyvenimo dešimtmečius, tai ten kažkokias kapitalizmo ar ne apraiškas, kažkokį kreditą, kurį suprantam kaip kreditą šių dienų prasme mes turėjome. Bet Sovietų Sąjungos bankininkystė buvo visai kitų lygių žvėris. Ir iš esmės iš tos sistemos išeiti buvo ypatingai sudėtinga, ar ne, ir reikėjo eiti ypatingai greitai. Tai sakyčiau, kad centriniam bankui ypatingai pirmą tą dešimtmetį, galbūt netgi kokių 97 metų teko labai tokia sunki užduotis visų pirma kurti iš naujo sistemą, ar ne išeiti iš tos rublio zonos pasitelkiant laikinuosius pinigus. Vienas dalykas, kitas dalykas, buvo pasikeitusi pati centrinės bankininkystės, ar ne, netgi pinigų sampratą, ar ne, dar tarpukariu mes kalbam apie aukso standarto, ar ne, egzistavimą, kažkokia tai kitokia forma. O 90-ųjų Lietuvoje, kurį atėjo į laisvą pasaulį, reikėjo jau tvarkyti su visai kitokia, ar ne, pasaulinė finansinė sistema, kuri buvo ir globali, ar ne, ir pinigų pati prigimtis buvo šiek tiek kitokia jau, smarkiai kitokia. Tai tų iššūkių buvo labai daug ir čia reikia atsiminti, kad be centrinio banko pradėjo kaip grybai po lietaus dygti ir komerciniai bankai. Ir negana to, aišku, neturint bankininkystės jokios darbo praktikos, ypatingai kas susijęs su komerciniais bankais, ar ne, tai turėjo būti ir labai daug, ar ne, bankų. Pagrindinė bankų krizė, aišku, čia 94-95 metai. Įsivaizduokime, kad jeigu dabar mes paklaustume, ar ne, ir auditorijai, kokius pagrindinius bankus žino, ar ne, tai turbūt keletą tik tai pasakytų pavadinimų. Bet tuo laikotarpiu tai bent jau registruotų bankų buvo bent 28 Lietuvoje, ar ne, ir iš jų veiksnus buvo turbūt tik tai 14, ar ne. Tai tas visas bankų sektoriaus toksai krachas, aišku, paskatino ir didesnį dėmesį priežiūrai skirti. Ir dabar iš esmės bankas, matyt, atlieka tikrai daug tos priežiūros, turime atskirus departamentus.
Ir sakyčiau, kad tos priežiūros funkcijų tik tai turbūt pobūdis neplėsis ir jo sudėtingės, ar ne, nes mes turime dabar jau ir finansinių technologijų sektorių, ypatingai besiplėtusi pastarąjį dešimtmetį. Kaip matome, tiesiog įmonių, kurios galima priskirti fintech sektoriui, skaičius eksponentiškai plečiasi iš esmės paskutinį dešimtmetį. Na ir aišku, kriptoturto reguliavimas, kuris irgi iš esmės nuo šių metų yra Lietuvos banko prerogatyva. Tai matyt, taip ir suksimės, o šiaip apskritai Lietuva dabar, jeigu apie bankininkystę kalbam, na tai matom tikrai, kad esame finansinių technologijų sektoriaus toks vienas centrų Europai ir tikiuosi, kad išliksim. Ir gerai prižiūrėsim kitas institucijas. Tai. Na, mes esame dabar tokiuose laikuose, kur akcentuojamas progresas, inovacijos ir, iš tiesų toksai gal paskutinis klausimas visiems diskusijos dalyviams, nes, ir apšvietos laikotarpiai buvo naujos idėjos, nauji bandymai reformuoti, daryti. Tai ar mes galime apčiuopti finansų sektoriui bankininkystėje apšvietos idėjų? Ar turite minčių apie tai? Kalbėti apie apšvietos idėjas, tai iš tikrųjų apšvieta tai yra tas laikas, racionalumo kultas, ir kada protas, žinios, racionalumas dominavo virš emocijų. Tai manau, kad ta prasme iš tiesų apšvietos idėjos jos galioja ir dabar, bet iš to, ką mes girdėjome šiandien viso mūsų pokalbio metu, man labai iš tiesų aktualus pasirodė tas aspektas valstybės banko, centrinio banko kaip kontrolės ir priežiūros visos bankinės sistemos elemento tęstinumas. Nes tą, ką aš kalbėjau apie Abiejų Tautų Respublikos valstybės banko steigimo idėją, tai jinai atliepia tą, ką vykdė Lietuvos bankas ir ką vykdo dabar. Tai yra valstybės bankas ir turėjo būti ta įstaiga, ta institucija, kuri vykdytų kontrolės funkcijas visų kitų tų 14 veikiančių bankų. Tokia buvo idėja, toks buvo sumanymas, pirmą kartą taip aiškiai išdeklaruotas jau 1768, vėlgi tos pačios apšvietos idėjų įtakoj, tiesiog dėl kilusio konfederacinio judėjimo, dėl pirmo padalymo to nepavyko įgyvendinti ir vėlgi antras tas toks bandymas 4 metų Seimas ir vėlgi dėl antro padalymo, dėl Rusijos intervencijos to nepavyko. Ir tas tęstinumas matosi, kad ir po Rusijos imperijos to juodo okupacinio laiko, atgimsta kartu su nepriklausoma Lietuva ir ta mintis, tas tęstinumas išlieka. Tai aš manau, kad būtent tuo aspektu, tos bendrosios idėjos, kada bankinis kapitalas ir bankinio kapitalo priežiūra, jis apšvietos epochoje taip atsiskyręs nuo to jau prekybinio kapitalo, jisai gyvuoja, egzistuoja, o valstybė tik prižiūri, kontroliuoja ir leidžia veikti. Profesorė, gal turite minčių? Man tikriausiai sunkiausias klausimas, nes aš čia atstovauju imperijos laikotarpį ir imperija, kaip galima būtų ieškoti to tęstinumo, jeigu nutrūksta raida. Iš tikrųjų, o pati imperija, jinai turi intencijų modernizuoti, kažką daro ir netgi turėjo įsisteigusi taip pat valstybinį banką, kuris labai keistai, jis neturėjo misijos teisės, bet galėjo leisti valstybinės obligacijas, tai yra 860 metais. Viskas čia vyksta prieš pat reformos paleidimą jau į pasaulį ir tada reikėjo kažką daryti, kažkaip teks atlyginti, teks keliems apie 20 milijonų žmonių paleista į laisvę. Vadinasi, reikės duoti kreditus, kažkaip atlyginti visus šitus dalykus. Ir valstybės obligacijomis tai atlygina dvarininkams, bajorams, bet emisijos teisės nėra, bet pradeda supirkinėti valiutą užsienio. Vadinasi, kažkokias funkcijos atlieka, bet šita veikla trukinėja iki pat 20 amžiaus, 19 pabaigos, 20 pradžios, kol neprasideda tos
tokios finansinės reformos, protekcionistinės politikos, bet jos vėlgi neturi nieko bendra. Ir dabar sudėti tą tęstinumą. Čia yra bendras principas. Turiu omeny pačios idėjos. Yra bendras principas apskritai, mano akim žiūrint, tokios bankininkystės, kaip šitos visos finansinės į bankinės sistemos, jis yra bendras principas, kuris funkcionuoja iš esmės visur. Tai jis apėmė Europą, atėjo į imperiją, šiandien jisai yra globalus ir jisai jau niekaip kitaip nefunkcionuos ir neveiks. Visi daro tą patį. Tai klausimas, kokia šalis, kaip susitvarko. Iš to, ką mes šiandien kalbėjom, man tiesą sakant pasidarė nejauku. Kiekvieną kartą reikėjo pradėti iš naujo. Ir kiekvieną kartą atsiranda ponas užsienietis, kuris diktuoja tam tikrus dalykus. Šiandien mes turim bankus irgi, žinot, ne visi lietuviški. Taip, tai va šitoje vietoje, aš manau, kad reikia gerai susimastyti, ar ateitis, nors aš ir istorikas, ar ateitis mums gali pakuždėti, kad mes turėsim tam tikrus stipres vietas, kurios yra ne tik kontrolės, ne tik, bet tai yra, sakyčiau, valstybinis, tautinis institucija, kuri leidžia vis dėlto stiprinti ekonomiką, nesižvalgant į šonus, į kitus. Ačiū. Karoli, tai kiek apšvietos yra tame mąstyme šiuolaikinėme? Čia labai geras klausimas. Ir čia dar reikėtų turbūt kokį vieną kolegą iš filosofijos fakulteto matyti, pasikviesti, kad mums, nežinau, ar pritartų, ar oponuotų. Šiaip gal tada tokia kaip baigiamąją remarką, man atrodo, kad apskritai tam tikrą prasme bankininkai kaip ar ne visuomenės sluoksnis, ar mes ten pradėsim žiūrėti nuo viduramžių ar ne Genujos šitų veikėjų, ar tada judėsime toliau į abiejų tautų respublikos jau paskutinius metus, ar toliau apskritai to sektorių žmonės matyt gyvena kažkokiom racionalizacijos idėjom. Ir jiems yra nesvetimas tas ar ne paskaičiavimo elementas, ką mes patys iš Centrinio banko esam išnešę į populiariąją ar ne vartoseną kaštų naudos analizę. Tai šią prasme, nežinau, vėlgi apšvieta tarsi toks yra kaip ir atspirties taškas tam racionaliam mąstymui ar ne, bet tam tikrą prasme bankininkai matyt jau seniau turėjo tų ar ne apraiškų mąstymo. Ir jeigu taip žiūrėsime, tada matyt mes turime ar ne tos apšvietos idėjų kažkokios tai įtakos. Kita vertus, vėlgi gal ir iki apšvietos būtų nemažai tos racionalios minties, tad čia prasme, matyt, gal aš ir prie to ir pasilikčiau, kad daug kas iš esmės ateina iš seniau, ar ne. Tik tai apšvieta yra tas laikotarpis ir aš jau taip jaučiu, kad mes su Ramūne esam dalyvavę panašioje diskusijoje apie apšvietą visai kitam kontekste, kai kalbėjom apie 18 amžiaus ar ne šeimą ir vyrų moterų santykius. Tai šią prasme, tai jo, apšvieta suaktualino labai smarkiai tas racionalizavimo idėjas, bet šiaip tai mes rastumėm ištakų ir anksčiau ir dabar turbūt gyvename tame pasaulyje, kuris iš esmės ar ne tas idėjas jau žinojo seniau kažkiek. Tai tiek. Ačiū, Karoli. Na, kadangi mes išsitęsėme iš tiesų, nes buvo apie ką kalbėti, tai auditorija gali užduoti 3 klausimus, kiek yra pašnekovų. Tai ne. Gal kas turite? Taip. Bet labai jau. Labai trumpai tada. Centrinis bankas yra stabilesnė organizacija negu Seimas. Ir klausimas tada, o kokią įtaką Centrinis bankas turi Seimo finansiniai politikai? O kitas klausimas, pusę užskaitykit, tik pusę už to. Tai dabar šitaip. Įdomu, kaip tas užstatas šitais baudžiaunikais. Jeigu užstatyti vieną, tai jo vertė krinta. Jeigu užstatyti kaimą, daugėja ir užstato vertė auga. Kaip čia atsprendė tą dalyką, įdomu. Jeigu štukomis užstatyti. Tai pradedam chronologiškai, gal nuo ankstyvesnio laikotarpio. Man gal lengvesnis klausimas. Taip, iki baudžiavos panaikinimo pagrindinis turtas buvo ne žemė, o žmogus. Tai yra valstiečio siela.
ir užstatydavo sielas. Taip ir vadino. Tai yra, tai va, kiek jam reikėjo, tai nuo to priklausė kreditas, kiek tam dvarininkui reikia pinigų. Tai jisai atitinkamai, vadinasi, siela buvo apskaičiuota jo vertė. Ir pagal tai tą skaičių, ar kaimą, ar 2 kaimus, ar pusę dvaro, ar dar kažkiek įkeis, ar visą dvarą įkeisdavo, nelygų, kiek jis ten turėjo. Vienas turėdavo 3, 4, 5 tūkstančius, 10 tūkstančių valstiečių, o kitas turėjo 200. Taip, tai vat, ir klausimas, kiek jis galėjo gauti to kredito. Tai va toks buvo gyvenimas, šiandien mums atrodo labai keistas. Ir labai pasimetė dvarininkai tada, kada jiems reikėjo, čia skelbė, jau jie dalyvauja, jau čia projektai, čia baudžiava, naikinsim visą kitą. Ir jie staiga susigrėbė, kad reikės vertinti tai žemę. O žemė tai nei atidalinta, nei planų normaliai, nei kadastro, nei hipotekos, nieko nėra. Nu ir tada pasidarė visiškai sunkus gyvenimas ir jiems teko dargi spręsti ne tik tai kredito, bet dar ir liustracijų, hipotekos klausimus neišsprendė. Ir tokio chaoso iš tikrųjų buvo labai daug įvesta. Bet už žmogų galima buvo gauti įkeitus žmogų, kaimą ar ten kažkiek žmonių, galima buvo gauti, kreditą. Tai kaip sakant, ir tada žmogus didžiausias turtas, ir dabar žmogus didžiausias turtas. Tu, Karoli, apie Seimą? Jo, tai aš atsakant į jūsų klausimą, turbūt labai paprastai vienas dalykas, čia aš jaučiu, kad klausimo turbūt mintis yra ta, ar mes galim įtakoti Seimo biudžetą, ar ne? Jo, tai ne, iš karto pasakau, neįtakojam. Kitas dalykas, Lietuvos bankas yra šiaip iš esmės institucija, kuri yra politiškai nepriklausoma. Ir šią prasme mes tikrai nei Seimui kreditų dalinam, nei Seimas kreipiasi į mūsų kreditų. Ir šiaip, jeigu žiūrėsim apie mūsų įtaką, ar ne, kur mes galim daryti Seimui, tai yra per, ar ne, finansų sektoriaus stabilumą, kuris veda į, ar ne, augančią ekonomiką. Iš to mes turime, ar ne, kažkokią tai bazę vykdyti, ar ne, valstybės politiką, nes klestinti ekonomiką leidžia mums užtikrinti, ar ne, gyvenimą geresnį visiems. O šitoje vietoje, Seimas veikia kaip įstatymų leidžiamoji valdžia, ar ne, ir jie turi atsižvelgti, ir ne, visus tos faktorius. Tai tiek trumpai, bet pinigų nedalinam, neduosim ir neprašo, atvirai pasakius. Taip, dar gal yra? Pas mane toksai klausimas apie modernumą, galbūt banko. Norėčiau paklausti, kaip Lietuvos banko modernumo lygis palyginus su Europos kitomis šalimis, kuriame sektorioje galbūt reikėtų Lietuvai pasistengti, kad prilygti prie kitų šalių. Toksai klausimėlis būtų. Vėlgi, aš jau čia kartojuosi, labai geri klausimai iš auditorijos, tai šitas irgi neišimtis. Čia reikėtų atsiminti, kad Lietuvos bankas, jeigu mes žiūrėsime kaip institucija, iš tikrųjų turi labai tokią stiprią tarptautinę integraciją. Mes esame ir Europos centrinio banko, ar ne, vienas iš narių. Tai šią prasme aš sakyčiau, kad Europoje mes nesam kažkokie nei atsilikėliai, nei ką. Manau, kad banko kolegos, kurie dirba su tam tikrais klausimais, galbūt visada rastų kažkokių palyginimų, kur mes kažką galėtumėm daryti geriau. Kita vertus, kaip minėjau, ar ne, finansų sektoriaus, finansinių technologijų sektoriaus kontekste Lietuvos bankas jau rodė lyderystę visos Europos mastu, ar ne, ir ko pasakoje mes galėjom iš tikrųjų sukurti tą tokią teisinę aplinką palankę steigtis naujoms įmonėms. Ir manau, kad čia taip pat yra mano kolegų iš banko, kurie galėtų pasakyti, ką mes tikrai darom, netgi geriau negu mūsų kolegos ar ne kiti centriniai bankai, bet apie kažkokį atsilikimą aš nedrįsčiau kalbėti tikrai. Ta prasme, tai yra institucija, kuri koja kojant su laiku ar ne ir naujausiamis tendencijomis bankininkystės juda. Na, gerai. Tai klausimas būtų toks, kadangi yra daug šalių
kur, pavyzdžiui, duoną galima nusipirkti už 200 piniginių vienetų. Kaip Lietuva išlaiko tą lygį, kad mes, vis tiek, pas mus nėra 100 000 milijonų, o yra toks mažesnis lygis, ta prasme, pinigų vieneto kaina, ypač kai litai būdavo. Tai toks klausimas bus. Čia infliacija ir hiperinfliacija ir kodėl mūsų nepalėtė hiperinfliacija jau po lito ir euro. Tai po 90-ųjų tai būtų tos hiperinfliacijos, Taip. tikrai, jo. Po to mes sugebėjom stabilizuoti, ar ne, visą pinigų sistemą, vėlgi pirmiausia turbūt pradėdami nuo laikinųjų pinigų, ar ne, talonų cirkuliacijos ir tada pereidami prie lito. Tai iš esmės mums pavyko, o vėlesni tie infliacijos suvaldymo mechanizmai buvo turbūt, vėlgi nenorėčiau nusišnekėti, čia taip jau prieš savo kolegas iš banko, tai iš esmės infliacijos valdymo tų mechanizmų būta ne vieno ir šiaip jau pinigų sistemos stabilumo užtikrinimo mechanizmų būta ne vieno. Čia toks gal pats žymiausias, kuris Lietuvoje egzistavo, buvo valiutų valdyba, ar ne, kuri iš esmės iki euro veikia. Tai buvo litas, taip paprastai tariant, buvo pririštas ar ne prie užsienio valiutos inkarinės. Tai turėjom dolerį po to eurą iki euro įvedimo. Tai iš esmės taip ir stengiamės. Tai ačiū už klausimus, ačiū mūsų pašnekovams, tikrai daug naujos ir vertingos informacijos. Aš asmeniškai gavau, tikiuosi ir jūs. Ir, kviečiu aplankyti tą mūsų parodą, kuri iš tiesų, toksai mažas mūsų pasididžiavimas yra. Tai ačiū, kad atėjote.